Ką velnis gali pasiūlyti? Ką velnis gali pasiūlyti? Čia yra, žinai, kaip ir Lermontovo atrodo, žinai, eilėraštis toks, štai iš poemos, žinai, demonas. Ką demonas siūlo, žinai, savo mylimai, tipo, žemiškai. Kaip ten. Blemba, pamiršau. Nu, nesmė. Demonas ką gali duoti? Velnės, ką gali duoti? Tik tai, kas yra jo valdžioje. A kas yra velnio valdžioje? Visą tai, ko man nereikia. Jis neturi už ką mane nupirkti. Nėra, jis neturi už ką nupirkti. Jis neturi tų vertybių. Jis gali mane nupirkti už puikybės tenkinimą pirmoje eilėje. Praktiškai viskas tai, ką mes per instinktus tenkinam. Meilės ir būties džiaugsmo tavo demonas negali duoti velnias. Jis pats neturi. Jis pats šito vietoje visiškas ubagas esti. Neturi ką pasiūlyti. Jis gali pasiūlyti tik tai puikybės instinktų tenkinimą. O manęs tai nedomina. Dar gali pasiūlyti tau į natų, žinai, šitų harmonijų, sėkmės, žinai. Ką aš esu jau kalbėjęs. Menuose, muzikai. Manęs tai irgi nedomina. Nu, neturi ką pasiūlyti Mikis. O mane domina tiesa, pavyzdžiui. Bet velnias Dievas yra melo karalius, o ne tiesos. Čia jisai iš visų ubagas visiškas. Jis jos neturi. Bejėgis jis prieš mane. Štai jis ir siunta prieš mane. Jis siautė. Ką jis galvo, nebando mane nupirkti, papirkti? Chroniškai bando. A kas iš to? Bet jisai jau jaučia, jis priartėja ir jaučia, kad jis neturi ką pasiūlyti. Jis gali vieną tik dalyką pasiūlyti, tap žemės kunigaikščiu. Valdžia, turtą, žemišką garbės teikimo šlovę, vadinama, pseudo šlovę. Kad ir šlovė, kam reikalinga šlovė dabar, įsivaizduoju. Tau reikalinga šlovė? Absurdas šlovė. Grinas absurdas, kad kažkas dabar kažko mane šlovintų. Ir įsivaizduok, nu bet tu pabandyk, va taip ir įsivaizduok tą būseną. Ir tu dabar čia sėdi ir tave šlovina. Tai ką jie šlovina? Vėlgi tas šlovint gali tik tai, su ko ką tik kalbėjome, reikia tą patys, asmenybė. Aš nežinau, kad aš ne asmenybė. Čia lygiai taip pat kaip šlovintų mašiną mano kieme. Supranti? Pasistatysiu čia kokį super taką kokį, žinai. Taigi bet dauguma taip ir velkasi. Jie važiuoja gerą mašiną, visi žiūri gerą mašiną, žinai. O kaifuoja jis pats. Visi žiūri į mašiną, jis galvo, kad jį. Tai daugelis taip ir elgesi, todėl perka geras mašinas, gerus, brangius žiūri daiktus. Nes tada galvo, kad žiūri jį, ne į daiktus. Žiūri daiktus. Neturi ką pasiūlyti, ką čia kažkiek. Taip, kad tarp klausimas neina net. Kaip racionaliai pastatyti ir atsakyti. Neturi vertybių, jis neturi už ką.